pradėti pavasario sutiktuvės, tai yra užgavėnių šventė. Ar laukiate visi pavasario? Kaip jums atrodo, ar jisai greitai ateis? Aš man atrodo, kad jūsų tos nuotaikos šiandien šventinės tikrai jau išvijo žiemą iš kiemo, bet tikrai nesugrįžti, reikės dar garsiau šaukti, užkurti laužą, šėlioti, skraidyti su raganomis ant šluotų, kurtus įvairiausius raganų trijų. Na ir tą laužą į morę pagrindę sudeginti. Tai va, ir tai siūlau tuo pradėti mūsų šventę. Linkiu gerai išvyti žiemą iš kiemo, kad jinai daugiau nesugrįžtų šiais metais. Na ir svarbiausia išvyti žiemą iš mūsų širdžių. Taigi linkiu gražios šventės visiems, skanių blynų, pasilinksminti ir prisiminti visą laiką tą bendruomeniškumo jausmą. Tai gal gražiai padainuot svarbiausia. Gal ir mums seniūnas ką nors suteikti seniūnui, kuris užkurs mūsų sukrovę tą gražų laužą. Labai silpnai girdisi, kaip mane girdit? Gerai, tvarkoj. Čia matote, pilaitiškiai, važiai ir dideli. Pas mus užgavėnių laužas yra vienintelis toks Lietuvoje. Aš niekam neleidžiu iš Pilaitės išvežti kalėdinių eglučių, kurios čia matot nuo kalėdų buvo iki dabar. Kadangi jos pabuvo faktiškai visose mūsų būtuose, namuose, jos turi kalėdinę dvasią. Jos matė visus palinkėjimus. Vaikai linkėjo tėveliams, tėveliai linkėjo mamoms, babos vaikučiams, seneliams ir taip visur ratu. Visas šeimos džiaugsmas ir palinkėjimas Pilaitės sukrautas čia. Tai va šitą kalėdinę dvasią kartu su žiema, su kalėdiniais palinkėjimais, su užgavėnių palinkėjimais ir mato žiema šiandien. Paskutinė diena nepikta, kadangi mes iškiai labai gražiai sugalvojom, labai gražiai pasipuošėm ir sudeginsim mūsų morę, bet prieš tai palinkėdamas jums gražios šventės, kai laužas degs, noriu paprašyti visų vaikučių, kad 5 metrai aplink laužą niekas neitumėte arti, nes yra labai pavojinga. Žarijos gali pakliūti į akį, gali vėjas pliūptelti ugnies liepsną. Taip, kad būkite labai atsargu ir saugusiai esam prižiūrėti savo vaikučius. O dabar gražios šventės. Ačiū! Dainuokim, šokim. Reikia pabūti, ten Alvydai, tai dabar išpilk ten.